Virgis yra toks. Jisai užsisakė dalis vaizdo plokštę ir CD-ROMą maitblokį. Jam į namus turėtų atvežti apie 2 valandą visas detalės. Dalių nebėra arba kažkas ten blogai. Tai galim paskambinti, sakysim, sorry, bekeliaujant. Sorry, žinokit, bet šis detalės sprogo. Tai aš pirmas gal pradedu, ar tada sakysiu tas, kuris vežė vairuotojas? Alio. Ne, tai tas balselis. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Atsiprašau, kad taip vėlai skambinu. Čia dėl jūsų vaizdo plokštės ir CD-ROMų maitblokio. Turit laiko šiek tiek dabar pakalbėti? Taip. Klausykit, aš dabar, man kaip tik vairuotojas dabar, kaip čia skambino, ir keliavo, matai, tos detalės ne iš Lietuvos. Jos yra atkeliavusios jos ir rytoj turėtų jau pasiekti jūs. Turėjo pasiekti. Taip. Bet aš dabar turiu perskambinti tiem, užsakovam, kuriem turėjau ateiti tos detalės. Įvyko toks, kaip ir mažas konfliktėlis, žodžiu, tos detalės dabar kaip ir yra, bet jos šiek tiek sugadintos, matot. Sugadintos, ta prasme, kad vaizdo plokštė yra perskelta pusiau dėl vairuotojo kalties, o CD-ROMų maitblokis, man atrodo, veikia, mes to atvešim, pasižiūrėsit, ar veikia. Bet bėda ta, kad, žinokit, bent jau pas mus, jeigu skaitė taisyklės, mes nebegalime atiduoti pinigėlių ir, ta prasme, atiduosim tai, kas likę yra. Taip. Tai va, rytoj atvešime vaizdo plokštę tą ir CD-ROMą maitblokį. Dėl visų nuskundimų galite kalbėti su mūsų vairuotoju, nes mes neatsakome už jo darbus. Aš galiu kaip tik su juo sujungti, sekundę, palaukit. Ar jūs norėtumėt kalbėti? Tai jūs duokit man kalbėti, aš kaip ir norėčiau pakalbėti, iš tikrųjų. Čia su vairuotoju kalbėsiu? Aha, su vairuotoju, sekundę. Aišku. Aš ten noriu. Tai kelintas čia jau žmogus dabar. Alio, atsiprašau, ačiū, viso gero. Labą vakarą. Labas vakaras. O tai kaip čia, vešit man dabar, ar nevešit? Tai jums pasakė, kas važiuos, mane čia jau, aš nebeturėjau darbo čia nais, man čia paskutinę dieną atsiskaitinėjau, skaičiuoja man. Eikit tau. Bet jūs reikia mesti iš darbo, tai kaip čia dabar sprasit? Tai mane ir išmetė iš darbo, dar prieš tai dabar atlups, aš manau. Atlups? Aš žinokit, atvažiuosit pas mane, tai aš visus jūs ten prilupsiu. Jeigu būsi drąsesnis, galėsi gal atlupti ir 2 kartus? Reikės, bizunėlį išsitrauksiu. Sauniai, kaip tu čia... Aš jau galvoju išvažinėti iš darbo ir nieko važiuoti namo, bet aš galiu užsukti dar pas tave. Tai tu gal girtas? Galiu būti, koks aš tau labiau patinku. Tu man nepatinki, nes aš ne Piteras. Prie ko čia dabar tai? Ir tu nebandęs nesakyk, tu gal nežinai. Siūlymais kažkokiais keistais. Tai aš to prekes noriu atvežti, ko tu nori, tu iš karto galvoji. Aš noriu prekių. Jeigu pas tave atvažiuoja vyrai tik tai to, tai nereiškia, kad ir aš to atvažiuoju. Palauk, kokie čia dabar išsireiškimai, kokie čia atvažiavimai. Klausyk, o kodėl tavo akis raudonas? Kokios raudonas mano akis? Aš, tu supratai, ką paklausai dabar? Aš paklausiu tavęs klausimą, nes tu paklausi manęs klausimą. Ne, tu paklaus dar, aš klausiu tavęs, kodėl tavo akis raudonas? Mano akis raudonos, jos neraudonos, jos yra mėlynos ir girdi tave labai gerai. Tu meluoji, tavo akis yra raudonas, nes tu verkėjai, nes tu esi pedikas. Aš neverkiau dėl to, kad čia yra Zip FM. Zip FM. Sveikas, detalių priiminėtojau. Tave užregistravo Virgis. O, mano draugelis. Tavo draugelis. Sakė, rytoj turėtų atkeliauti rytoj tau vaizdo plokštė, CD-ROMų maitblokis ir panašiai. Taip. Viskas turėtų atkeliauti. Aš šiaip nerimauju truputį, bet turėtų viskas būti gerai. O kodėl nerimauji? Tai manau, kad visai saugu, viskas gerai. Tai kažkaip vis dėlto pinigėliai nemaži, tai... Gerai, tai linkim, kad ateitų. Dėkui jums. A, ko tu vardu esi, nes neparašė tavo vardą? Tadas. Tadai, tai linkėjimai nuo Zip FM.
Dėkui jums labai. Ačiū tau, Todai. Pralinksminat. Gerai, linkėjimai iki. Iki vis.